Labas, aš Irma ir šiandien tiek žinių apie pandemijos padėtį, nesutarimus dėl pandemijos valdymo strategijos, Jungtinių valstijų aukščiausiąjį teismą ir prastėjančią koronaviruso situaciją pasaulyje. Pastarąsias savaitės viskas, ką girdime žiniasklaidoje, buvo dar vienas COVID rekordas. Bet koronavirusas panašu, kad pasiekė nevaldomas apsukas. Vakar išgirdome net apie 700 viršijantį atvejų skaičių. Per pastarąją parą nustatytų teigiamų atvejų skaičius ko ne perpus mažesnis. Tačiau gausu mirčių. Koronavirusas pasiglemžė 5 asmenų gyvybės. Pasak Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos energetikos instituto mokslininkų, vadovaujantis pačiu pesimistiškiausiu scenarijumi, jau lapkričio pradžioje reikėtų ruoštis griežtoms karantino priemonėms. Anot jų, šalyje pradeda dominuoti nevaldomi užsikrėtimų židiniai, todėl viruso išplitimas gali viršyti net ir pesimistinės prognozes. Su tuo sutinka ir Vilniaus universiteto biotechnologijos instituto profesorė Aurelija Žvirblienė, mananti, kad situacija kol kas gerėti tikrai nepradės. Tačiau turiu ir gerą naujieną. Oksfordo universitetas ir farmacijos milžinė AstraZeneca, vykdantis ankstyvuosius vakcinos nuo COVID-19 tyrimus, teigia, kad skiepas sukelia stiprų imuninį atsaką vyresnių žmonių organizmuose ir tai reiškia, kad galėsime apsaugoti rizikos grupėje esančius mūsų senolius. O tiek žinių skuba į pagalbą ir šią savaitę taip pat parengėme patarimą, kaip neužsikrėsti ir likti saugiems. Kartą per savaitę mes savo laidoje paneigėme mitą susijusiu su COVID-19 ir patarėme, kaip išvengti šios infekcijos. O šią savaitę aptarsime sklindančią informaciją, kad koronavirusu galima užsikrėsti per turguje ar parduotuvėje pirktus maisto produktus. Svarbu žinoti, kad koronavirusinė infekcija neplinta per maisto produktus. Nebent juos būtų apčiaudėjęs, apkosėjęs ar lietęs žmogus sergantis koronavirusu. Tačiau tokiu atveju virusas tik nusėda ant produktų paviršiaus. Ta patvirtina ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Tad prieš vartodami turguje ar parduotuvėje įsigytus vaisius ir daržoves, jas kruopščiai nuplaukite po šiltu tekančiu vandeniu. Ir nors galite rasti tokios informacijos, kad norint būti tikrai saugiu daržoves ir vaisius reikia plauti ir indų plovikliu ar kitų cheminių preparatų, Amerikos maisto ir vaistų administracija tą neigia. Užteks nuplauti tekančiu vandeniu be chemikalų. Saugokime vieni kitus. Adrenalinui po rinkimų dar nepasišalinus iš kraujo, buvę ir būsimieji valdantieji vėl kybo vieni kitiems į atlapus. Verygos šmaikščiame pasiūlyme ištiesti pagalbos ranką būsimam sveikatos apsaugos ministrui, kurio dar nėra, ir supažindinti su koronos valdymo niuansais, Ingrida Šimonytė įžvelgė tame bandymą nusipurtyti atsakomybę anksčiau laiko. Į tai Veryga ilgai nelaukdamas atrėžė: "Matot, vėl tie konservatoriai pradeda." Taip pat šis vis dar ministras piktinasi būsimos premjerės požiūriu, jog sveikatos apsaugos ministerijai vadovauti turėtų ne medikas, o vadybininkas. Aurelijau, jeigu medikas galėtų atskirti, kada apsaugos priemonių užtenka, o kada jų gyvybiškai trūksta, jis jau būtų geresnis vadovas. Bet tyliai palikti savo pareigų Veryga neketina ir jau paruošė atsisveikinimo dovanėlę. Pasirodė pranešimų, kad Aurelijus ketina visiškai pakeisti koronaviruso tyrimų tvarką. Pagal siūlomą naują tvarką jau lapkritį neliktų mobiliųjų punktų, o tirtis reikėtų per šeimos gydytoją. Pats Veryga sako, kad tai yra fake news, tvarką keis, bet nieko nenaikins. Tai yra melagiena, tai yra neteisinga informacija paskleista, jinai yra neteisingai interpretuota. Aistros dėl viruso plitimo valdymo kilo ir LRT forume, kuriame politikai badė pirštais vieni į kitus. Taip, situacija yra labai sudėtinga. Taip, po kelių savaičių jūs perimsite valdžią, jūs dirbsite. Tai jeigu jūs neturite tų planų iki šiol, tai juos tikrai reikia susikurti, nes nesuprantu, kodėl jūs juos slepiate. Aš būčiau labai dėkingas, jeigu jūs pasakytumėt, ką jūs darysite per ateinančias 2 savaitės, tol, kol valdžia keisis. Žodžiu, kaip ir ką darysim, vis dar nėra aišku, o vyraujanti nuotaika puikiai atsispindėjo Nemiros žodžiuose. Žinot, aš jūsų klausausi ir galvoju, kad kažkaip man nuo to ramiau netapo. Bet Nemira, come on, duokim hebrai šansą. JAV Senatas, kurį kol kas kontroliuoja Respublikonų partija, 52 balsais prieš 48 aukščiausiojo teismo teisėją patvirtino konservatyvių pažiūrų Amy Coney Barrett. Prasisuko labai skubėdami, taip čiap, iki rinkimų truks plyško greičiau, nors prieš 4 metus net neišklausė Baracko Obamos kandidato. Tuomet respublikonai sakė: "Soriuka, rinkimų metas, prezidentas neturėtų nominuoti teisėjų į teismą, nes jo kadencija baigėsi." Žinoma, ši respublikonų logika galioja tik demokratų prezidentams, o Trumpo besibaigianti kadencija jiems netrukdo.
Tai siaubingai suerzino demokratus. Bidenas su kolegomis spjaudosi tulžimi ir grasina, kad šito taip nepaliks. Kodėl šis paskirimas toks svarbus ir kam taip skubėti? JAV aukščiausiasis teismas yra labai galinga institucija. Jeigu kyla kokie nors ginčai dėl fundamentalių dalykų, tarkim, tokių kaip prezidento rinkimų rezultatai kokioje nors valstijoje, abortų teisės, tos pačios lyties santuokos, aukščiausiasis teismas tokiais atvejais sėda ir sprendžia, kas yra teisėta, o kas ne. Teisėjų yra 9, jie renkami iki gyvos galvos, atsistatydina retai. Ir jeigu kuriam nors prezidentui išpuola privilegija skirti aukščiausiojo teismo teisėjai netikėtai atsilaisvinusią vietą, tai tampa monumentaliu jo kadencijos įvykiu. Trumpas šį geidžiamiausią loterijos bilietą per savo kadenciją ištraukė net 3 kartus ir pasiekė absoliutų rekordą. Tokiu būdu jis padidino konservatyvių teisėjų persvarą prieš liberaliuosius iki 6-3. Antroji COVID-19 banga siautėja kaip reikiant. JAV paskelbė apie pasiektą naują rekordą - beveik 84 000 atvejų per parą. Tai siaubingi skaičiai, o ekspertai kalba, kad jie dar gali augti eksponentiškai. Tuo tarpu Trumpas savo Twitter paskyroje toliau neigė tragišką pandemijos situaciją, kaltindamas žiniasklaidą melagienų skleidimu. Gera žinia iš JAV tik ta, kad prezidento administracija šią savaitę turėtų paskelbti, jog vakcinos bus kompensuojamos milijonams draudimo neturinčių bei pašalpas gaunančių amerikiečių. Europoje irgi nieko gero. Vokietijoje susirgimams mušant rekordus, Berlyno prekybos centruose ir judriose gatvėse įvestas kaukių dėvėjimas, o taisyklių laikymasi užtikrina 1000 pareigūnų. Lenkijoje serga ne tik 1000 piliečių, bet ir pats prezidentas. Lenkija, kaip ir Čekija, perėjo į dalinio karantino fazę. Prancūzijoje ir Belgijoje įvesta komendanto valanda, Danijoje ir Latvijoje apriboti susibūrimai. Italijoje dėl antrai bangai suvaldyti mestų priemonių prasidėjo riaušės. Į gatves išėjo 1000 protestuotojų, o prieš juos pasitelktos ašarinės dujos. Ir visa tai dėl to, kad įsigaliojo nurodymas uždaryti restoranus, barus, sporto sales ir kino teatrus. Tačiau pranešama, jog didžioji dalis gyventojų vis dėlto yra racionalūs ir supranta tokius sprendimus. Padėtis prastėja ne tik Jungtinėse valstijose ir Europoje. Rusijoje užfiksuotas rekordinis paros mirčių skaičius, todėl apribotas naktinis gyvenimas, o susibūrimo vietose ir viešajame transporte įvestas privalomas kaukių dėvėjimas. Blitz naujienos. Lietuva įsiuntė oficialią notą Baltarusijai dėl ketinimo Astravo atominėje elektrinėje elektros gamybą pradėti jau lapkričio pradžioje. Prezidento vyriausiosios patarėjos užsienio politikos klausimais Astos Skaisgirytės teigimu, savivaldybių pasiruošimas elektrinės paleidimui vėluoja. Po susitikimo su prezidentu vidaus reikalų ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad rytoj vyriausybė svarstys civilinės saugos įstatymų pakeitimus. Lenkija ES teisingumo teismui apskundė Europos komisijos mobilumo paketo nuostatas reguliuojančias vežėjų veiklą. Varšuva argumentuoja, kad šiuo reglamentavimu pažeidžiamos konkurencinės sąlygos, kurias palaiko kelios senbuvės vakarų Europoje. Pagrindinis rytų Europos vežėjams nepatinkantis mobilumo paketo punktas yra įpareigojimas vilkikus periodiškai grąžinti į jų registracijos šalį. Vokietijoje jau savaitę kasdien fiksuojame daugiau kaip po 10 000 naujų COVID-19 atvejų. Dėl prastėjančios epidemiologinės padėties atšaukta viena garsiausių pasaulyje Niurnbergo kalėdinė mugė. Perskaičiavus balsus paaiškėjo, kad konservatorius Edmundas Pupinis vos 5 balsų persvarą aplenkė socialdemokratų partijos pirmininką Gintautą Palucką ir iškovojo Seimo nario kėdę Utenos vienmandatėje. Nesiseka rinkimuose Paluckui, tai gal jau pasislink. Amerikos prezidento rinkimai jau už savaitės. Ar mes padėsim jums juos stebėti? Tikrai taip. O kol kas pasikartokime etiketę prie stalo. Ačiū, kad žiūrite, saugokit vieni kitus, būkite sveiki, o aš sakau tiek žinių.